gyvas vien kūnu. Kadaise ant žemės buvo garsi, divina ir turtinga Letų valstybė. Žemės papuošalas. Paprastai ten žmonės gyvendavo žinodami, kas jie yra ir ką jie veikia kasdien bendrystėje vieni su kitais. Kas dabar galėtų apie save šitaip tarti? Paugėję, jie imdavo dirbti žemelę arba ręsdavo tvirtas medinės pilis arba drevėse veisdavo bites. Po to pamildavo, pradėdavo šeimas, o po to rimdavo, sendavo, mirdavo. Ir išėjusi jų vėlės keliaudavo į dausas, nes viskas buvo vientisa ir šventa. Tauta tais laikais susitikdavo ir bendraudavo su dievais. Garbingiausiai iš jų deivė Girinė. Ji pati atjodavo raita ant savo didžiojo sargo. Miškus ir slėnius saugojo didysis vilkas. Vilkas su švelnumu nešdavo Girinę ir ji pirmoji užtraukdavo gyvatos giesmę ir visi jai atitardavo. O užvis labiausiai mylėjome, puoselėjome ir ugdėme vaikus. Vaikai buvo tikrasis Letų valstybės turtas, skaistus gintaras jos vainike, dausų palaima. Ir šventės dieną jie tvirtai įsikibę į vilko gaurus, mielai juo jodinėdavo, o vilkas juos su švelnumu nešiodavo. Tik stiprios vilko letenos, aštrus nagai ir melsvos akys buvo skirtos ne vien deivei Girinei po miškus nešioti, ne vien vaikams linksmintis. Net ir šurmulingiausioje Letų šventėje vilko ausis ne akimirką nepailsdavo. Gaudė virpesius, o virpesių būta. Kaimynai, paviduoliai, sukčiai ir lėbautojai. Jau seniai prisidengę įvairiomis dingstimis, jie šniukštinėjo Letų valstybę, kūrė sąmokslus, ieškojo paperkamų išdavikų. Nesuprato, kad Letų žemė Girinės prižiūrima pati dosniai maitina, o patys jie daiktų pasaulį menkai tevertina. Bet kaiminystėje bene visi jau buvo užakusiomis akimis, riboto supratimo. Argi jie galėjo būti pavojingi Letams? Sutelkę didelius kariuomenės būrius, jie iš pasalų puolė Letų valstybę. Golden soul, come back from below. Who you call black?
me, petty only. Step one step back, step it high. Never all the time, just come back. You know the love if you murder in there. So for the pain. Come again and again, it's around me there. And I go la la la, it's raining today. Go again with it, it's raising the organs. Inside and la la la, it's raining today. slankiojo kaip tamsoje apakusios vištos, o ledo tvirtovė pilėnai regėjo viską aiškioje šviesoje. Paklausite, kodėl taip yra? Šiandien žmonės keliauja kone aplink visą žemę. Ir tai šen, tai ten apsigyvena. Tai tad ir reiškia, kad žmonės žemės galių nebenumano taip kaip anksčiau. Šių laikų žmogus yra labiau valdomas savo ūpo, sumanytų savų tikslų. O žmonės, kurie gyvena su žemės galiomis, daug giliau jaučia jų esamybės gelmes. Tad ir galėjo jie su visa gamta šnekėtis ir išvien gyvuoti. O pašalių žiurkės, kodų slėputai, patvirkę melagiai, nors ir buvo beveik akli, pradėjo kažką nujausti. Kažkas jiems trukdė, kažkas, ko jie negalėjo suprasti. Letų žmonės saugojo stiprus žinojimas, kad juos palaiko ir dangus, ir žemė, kad juos saugo deivė Girinė ir didysis vilkas. Ir tada klastūnai sugalvojo pagrobti ir nužudyti deivę Girinę. Nužudyti deivę. Sutelkę didelius kariuomenės būrius, jie iš pasalų puolė Letų valstybę. New
Nugrumojo perkūnas, rinkdamas audros debesis. Ruošėsi žūtbūtiniai kovai prie žemės klastūros. Ir svieto perėjūnai išsigando. Pabėgo žūtbu atsitankinę. Tačiau nerimo. Ledo turtų grobis nedavė jiems ramybės. Neleido net užmigti. Jie ruošėsi trečiam ir lemtingam išpuoliui. Dar klastingesniam, dar nuožmesniam. Reikia veikti kitaip. Reikia panaudoti netikėtą veiksmų planą. Kovai panaudosim sumanius mažamečius vaikus. Sumanius mažamečius vaikus. Aš taip. Sutrypti. Ne. Nukenksminti. Ne. Nužudyti. Ne. Kraujo. Mūsų turimais duomenimis. Efektyviausias būdas pažangos savybė. Mūsų komiteto biuro padalinys. Lėšų išskirimo klausimo iškėlimui artimiausiame skaitmeninių technologijų rengimo komiteto posėdyje. Klausimai? Sugalvojau! Panaudosim. Vaikus! Aš pirmas šitą sugalvoju. Ne, tu ne taip supratai. Tai ne taip supratai. Aš viską sugalvoju. Vaikus panaudosime, suvalgysim juos, mažiukus tokius kvapnučiai, skanučiai, supranti, valgai tos bandelės, vis lenda. Ir dėliuos visi ledai, supranti, valgai tos bandelės išlenda. Ir mums reikia kokio vaikeliuko, mažučiuko, nergužytės, mergelytė, gelytė. Vaikus reikia prisivilioti saldainiais. Taip? Labai skanėstai. Ir kitais mėgstamais dalykais. O štai paprašysim jų mažytas paslaugėlis. Ne vienam letai neateis mintis, jog tiesybė pavojus gyvybė. Mirtinas smūgis. O tas jų... Vilkas! Sargas! Tas girinės girtinės šuba, blusis, nuskurėlis, iešėdomis besimaitinantis. Mūsų žiniomis informatoriai matė priešo pajėgas pasienį. Efektyvus būdas nukenksminti. Dujos, cheminis ginklas, vivisekcija, vilkduobė, spąstai, nukraujimas, manipuliacijos, psichinio poveikio medžiagomis. Manoma paskleisti, bet nepilnamečiai. O tasai jų vilkas yra tik mitas, miražas, girtų musmirių prisėdusi puslaukinių fantazijų. Aš jau žinote kaip? Žinote? Oi, gėlytė.
Bizūnė! Bizūnė! Komiteto posėdis. Lėšos! Finansai! Troškimai! Disneylandas! Akropolis! Prekyba ir pramogos! Viskas, ko reikia! Rūpestinga, kaip jūsų mama. Aš esu jūsų mama. Aš rūpestinga. Lėšas, šėlas, lėšas, šėlas, lėšas, šėlas. Tai nauja efektyvi formulė. Viskas prasideda nuo perdirbtos biomasės. Neutralus pagrindas. Stabulais kvapo ir skonio mokytojais. Tik chemija. Tik naujausi atradimai. Kokia skani tiršta. Klampi masė. Šokolado pavidalo. Skonio ir kvapo gaminys. Turinti visą šokolado savybės. Perpjūs minkštą, tąsią šokolado masę, paviršius įplyšta ir iškrykšta truputis saldaus, klampaus, rausvo įdaro. Peilis smeiga giliau, puselės atsiskiria ir tolsta viena nuo kitos. Tarp jų lieka plonytis įdaro siūlas, kuris nutrūksta. Aistros kvapas. Pagardiname mononatrį glutamatą. Efektyvus ir veiksmingas būdas. Paragavę jis visada norėsite dar. Umami skonio receptoriai. Jam. Tobula. Duokite vaikams kuo anksčiau, tuo geriau. Štai, nemokama dozė. Nemokamas pavyzdys. Pradžiuginkite mamos vaikučiai. Pirkite. Deivė gilinė, dejuoja, vinčioja, vėmėvenavams, venvedilici, rėsirams, nes bandalės nepaliaus lindusios, jos lys ir visa ledų karalystė sulys. Stipru, o jiems bus. Silpa. Mums bus kas. Stipru. O jiems kas bus. Kažką dar sakė. Seksi gyvio. Liesi myli. Ką sakiau? Gyva. Liesi ką? Seksi gyva. Liesi myli. Seksi gyva. Liesi myli. Seksi gyva. Liesi. Nesuvalgys. Seksi gyva. Liesi myli. Seksi gyva. Liesi myli. Seksi gyva. Liesi myli.
Vilkė, eik šiandien. Žiūrėk, ką Medis man sako. Ką jis tau sako? O jis sako... Žaliuoti, lalėti, žalėti. Ir tada vėl. O kaip jis su tavimi kalba? Ai, o jis va taip, lapeliais. O ką jis tau praneša? Vilkė, o jis kai turi ūpą, tai dar kamienų kalba. O aš jam va taip. O ką jis tau praneša? O jis sako, kad jis ir visi kiti medžiai, kad jie visi yra kartu ir Vilkė, o kas tai? Tai kažkas labai gero? Tai amžina ir tikra, kaip dangus, žemė ir kalvos. Matai, visi medžiai yra broliai ir seserys. Jie kartu žaliuoja, jie kartu dalyvauja vienyje. Jie yra vieningi. Pažvelk, matai? Medis nudžiuvo, bet jis vis tiek yra kartu su kitais. Niekas nedingsta iš didelio skaičiaus. Pameni? Vien tik pavidalas amžiuose keičiasi. Taip, aš dabar suprantu. O medžiui skauda? Kitaip, bet skauda. Ir medžiui, ir grybui, ir gėliai. Todėl atmink. Tuščiai nerauk šaknų, neskabyk pumpurų, neplėšyk lapų. Juk viską, ką gali atiduoti, jie mums atiduoda. Jie mus ir rengia, ir maitina. Taigi aš taip ir darau visada. Grybus rudenį renkame žiemą, o uogas vasarą. O vainikus per šventąsias apeigas, kai girinė ateina. Kaip aš juos pasiilgau. Vilkiau, kodėl Deivė girinė taip retai mus aplanko? Matai, pasaulyje yra įvairių žmonių. Vieni nori vieno, kiti kito. Dar kiti nori gero tik savo ir niekam daugiau. O medžiai? O medžiai ne savo gyvena. Jie sutarimui žaliuoja. Ir mes letai sutarėm ir giedame tam sutarimui apreikšti giesmes. Sutartinis. Žinau. Sodai, Palauk progos. Viskam yra savas metas. Juk pagalvok. Medis žydi pavasarį, o vaisius veda rudenį. Mes irgi. Čia dirbame, čia švenčiame, o tu dar tik mokaisi. Nes tu dar tik žengi į šį pasaulį. Paskui ir tu rinksies kelią. Bet tik tada, jei jausi, kad tai geras kelias. Įsimink tai. Dabar ateina neramus laikai. Siaučia audros, žmonės piktėja. Nepamiršk sutarimo, vaikė. Nepamiršk. Ne, kaip aš galėčiau, Vilkė. Ašgi viską suprantu, kai tu man aiškini. O kokie tai žmonės?
be vietos, be sutarimo jie labai nelaimingi. Man jų gaila. O jie greitai ateis. Ne, tikiuosi jie neateis. Bet visko gali būti. Vaike, miškų galia jau nebeta. Kalbėkis su medžiais. Įsimink jų bylą, jų kalbas, mokykis iš jų. Vilke. Dėdė, kas tu? Tu? Skanu. Tu gal esi ta, kurios mums reikia? Ką tu čia veikia? Aš namo einu. Namo. Čia netoli mano draugas Vilkas gyvena. Vilkas, ja. Netoli. Mano draugas. Netoli. Jo. Tyliau. Draugas. O, ko tu vardu? Aš vardu. Kodėl tu viską kartoji, koks tai yra? Jo, jokingas, aš kingas. Aš Burger Kingas. KFC McDonald's. Žinai, kuo daugiau kompleksų, aš labai norėčiau kuo daugiau kompleksų. Nesvarbu, aš irgi tavo draugas. Draugas, niekas nedingsta. Iš didelio skaičiaus, taip. Vien tik pavydalas tau pasikeičia. Nemokysiu. Dar netoli mano draugė Girinė gyvena. Deivė Girinė. Mano draugė. Deivė Girinė. Tavo draugė. Čia. Vaikeli tada. Tu esi ta, kurios mums reikia. Tai tu myli Deivę. Girinė. Nori, kad tai būtų gera, kad tai būtų malonumas. Nori? Aš noriu. Turbūt. Tai aišku, norėtos, kad aš jau kokia gera mergytė. Tai tu mums galėsi tada padėti mažą trupučiuką, gerai? Aš tokį trupučiuką tokį mažą. Tiesiog tau reikės sutikti. Sutik dabar, sutik. Sutik savo. Sutik. Ką? Ne. Na, bet tu... Koks tu nekaltas. Angelas. Tu mums padėsi mažą trupučiuką, gerai? Mažiuką trupučiuką, tada mes tau duosim kitokių suknyčių. Daugybę saldainių, marmeladų, šokoladų, ko tik norėsi, gerai? Bet Vilkas sakė, kad... Ne, tai ko, vaikeli, koks skirtumas, kas sakė, kas ko nesakė. Vilkas tavo draugas, taip, aš irgi tavo draugas. Ir vieni draugai vienaip sako, kiti kitaip ir nesvarbu. Tu galvok savo galvą, einam, pasivaikščiosim po gyrę, kur nors. Einam, tau tiktais reikės sutikti, gerai? Tau reikės sutikti. Ir tada tu būsi pats nuostabiausias žmogus viso šitoj girioj.
Matai, kiek medžių. Būsi herojė. Būsi didvyrė. Tau tik reikia sutikti. Sutikti. Oi, kokie skanumynai. Sutikai? Ar sutikai? Sutikau. Sutikai! 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 Įneškite suknytę. Vaikas? O viskas suprantama. Galėsi būti mano sekretorė, kai užauksi. O gal jau dabar? Oficialus priėmimas. Dreskodas. Viską žinosi, mokėsi kaip teisingai. Galėsi dalyvauti degustacijose. Korporatyviuose renginiuose. Būsi Gražu. Na, ir dabar ritualo pabaigai. Imk už koto. Ir dabar visi gražiai Prašau, išvalgyk iš Norėsi pabaigti. Sėkmės tau, mūsų heroja. Šokėja. Lelytė. Nepamiršk, kur keliauji. Vilke, Vaike, ko nakant pabėgai? kur keliauji? Ai, nešu va. Saldainiukų. Saldainių nešu. Džiaugiuosi, kad noriu Deivę Girinę pradžiuginti, bet negi nemanai, kad Deivės Girinės ir taip paukščiai ir žvėreliai nepamaitina. O už vis labiausiai žmonės savo geromis mintimis ir darbais, kai gamtą tausoja. Nu, Vilke, tu visada labai daug šneki.
Bet aš viso šito tikrai nepamiršau. Nu, žinai, draugeliai paprašė, tai galvoju, nunešiu. Kas tie tavo draugai? Nepažinosi. Žiauriai faini žmonės. Vaikeli, negyvas žodis. Ar supranti, ką daranti? Tai jo, gerą darbelį, va. Aš net pažįstu tavęs. Pasakyk, iš kur tu atėjai? Taigi čia aš, Musmelė. Taigi kiek laiko pažįstami esam? Taip neprisimeni manęs? Ar čia tavo koks susipažinimo žaidimėlis? Pasakyk, iš kur tu atėjai? Gerai, Vilke, žinok, linksmai pasibuvom, bet aš turiu eiti. Pats sakydavai, kad ten žmogus vien žodžiais negali būti gyvas, pameni? Ne, palauk, tu nesupranti, kur tu keliauji ir nežinai, ką neši. Tai einu pas girinę ir nešu saldainių. Pamiršai viską. Pražūti nešasi. Diena baigėsi. Šešėliai ilgėja. Nyrame tamson. Išlenda žiurkės ir grobuonys. Vilke, kodėl tu taip niūriai šiandien? Žinok, aš Tu tikrai turiu nesupranti, eiti. kur tu keliauji. Žinok, Vilke, aš turiu Tu eiti. nežinai, kad tu Tu man neši. trukdai. Pasakyk, iš kur tu atėjai ir Žinai ką, Vilke? Pasakyk. Vaikė, tu nesupranti, kur tu eini. Pasimatysiu. 1, 2. Tikrinu. Sveiki atvykę. Su jumis sveikinasi žiurkės. Labas! Pirmą kartą šiandien tiesioginis čia. Prekybos centras. Prekybos centras tai yra šedevras. Aukščiausias civilizacijos pasiekimas. Mokslininkų grupės iš viso pasaulio sukūrė tobulą formulę, kaip priversti jūs čia ateiti ir niekada neišeiti. Pirmiausia, temperatūra. Viduje turi būti šilta, saugu, kaip iščiose. Atmosfera turi įtraukti, maloniai dirginti juslės. Atimti valią, užmigdyti. Antra, kvapas. Viduje turi kvepėti maloniai, visur vienodai, jokių irimo ar lauko kvapų, jokio gryno oro. Maža paslaptėlė. Pridėkite lašelį feromonų, kai kvepinate rūbus su snaudžiančius senovinius instinktus. Pažadinkime snaudžiantį žvėrį. Feromonai! Kas? Feromonai! Tas tai geras. Tūkstančiai paauglių sviruodami kaip zombiai stovi eilėse prie išpardavimų. Sėl! 90% nuolaida. Ne, 9. Taip. Nuo feromonų tai paaugliai duosis kaip reikalas. Dar tik triušiai nesiduoda vyrai. Kas toliau? Grįžtant prie punktų. Trečias punktas. Visko turi būti daug. Turi būti per daug. Kaip tortas su daugiatrimis. Grožis, jaunystė, kūnas, jėga, pinigai, sėkmė, seksas. Viskas už patrauklę kainą. Pirkite drabužius, pirkite sveikus riebalus, pirkite riebalų šalinimo procedūras. Pirkite. Čia visi amžinai jauni ir visada šypsosi. Čia patenkinami visi. Įėję, jūs niekada nenorėsite išeiti. Prekybcentre būtų tarsi naujas džiunglės, naujas miškas.
galima čia paklysti, jūs tokie jausitės kaip Tarzanai, kaip Maugliai, bet ir tas prekybos centras toks kaip smauglys, suprantat, kuris uždusina jūs ir spaudžia jūsų pinigus, bet juk jūs iš esmės to ir norite užsimiršti jo tokiam svaigiame glėbyje. Miškas, tai pavojus. Jūs matėte? Žolytė, žolytė. Ant jos vabalėlis. Patinka ką? Tu supranti, kas čia? Čerkė. Vienas įkandimas. Lavonas. Tu. Lavonas. Encefalitas. Laimo liga. Neik į mišką. Bijai erkės. Neik į mišką. Dirvoje yra botulizmo bakterijų. 1, 2. Mirtis. Susipjausti žolę. Sepsis. Kaput. Mes sutvarkysime miškus. Parkai. Miškas parkas. Gražiai nušienauta žolė. Dirbtinė vėjyje temsi. Pesticidai. Daug pesticidų. Baisu? Ką jūs? Jie žudo tik vabzdžius. Šiek tiek niežti? Ką jūs? Čia nuo saulės. Norėčiau pridurti, nerinkti jokių grybų, jokių produktų. Jie giluoti ir pesticidai čia nebėgo. Mes esame už įvairumą, už atsakingą verslą. Mes aukojame, mes renkame pakuotes, naudojame uždarą gamybos ciklą. Mes atitikime visus standartus ir išsaugome miškus mūsų šalyje. Miškai mūsų turtas. Jūs nesijaudinkite. Tikros medienos baldų pagaminsime iš kaimynų medžių. Mūsų šalies miškingumas ir taip sumažėjo iki 10%. Todėl žmogui eiti į mišką visai nėra. Geriau nueikite į prekybos centrą ir užmirškite apie šitos liūdnus ir neįdomius dalykus. Taip. Geriau nueikite į prekybos centrą ir vaikus nusiveskite. Linksmai ir saugu. Miškas ne žmogui. Miškas yra priešas. Neleiskite vaikų. Tegu nepripranta. Tegu žaidžia tik žaidimo aikštelėje, kur saugu ir pritaikyta. Saugu? Taip, visiškai saugu. Stebiu vaizdą. Čekiai išrašomi. Jums labai ir labai smagu. Ir saugu. Miške darbai. Mes juk negalime stebėti kiekvieno medžio su kamera. Mums reiktų pabandyti. O jei pavargote, jaučiate, kad gyvenimas beprasmis, kad jūs darote ne tai, ką reikia, kad jūs galbūt jį išvaistote tuščiai, kad jūs gąsdinate. O tai kas jūs gąsdina? Nebijokite, ateikite pas mūsų psichoterapeutą. Jis išklausys jūs, paguos ir išrašys vaistukų. Jums pasireiškia depresijos simptomai? Prašome, antidepresantai, civilizacijos išradimas. Kelios tabletės per dieną ir jokių skausmų. Šalutiniai efektai pasiskaitysite. Jei prastai miegate, įkalkite kelias migdomųjų tabletes. Ir viskas. Jokių sapnų. Tik ramus, kokybiškas miegas. Miegas, taip kad malonus amžinas miegas. Užmigsite. Kaip ten sakė mūsų senis, ne tavo. Tas vergas, vilkas, gimti, mygti. Reikės padaryti brendą, ratų brendą. Juk irgi galima parduoti, tiesa? O tradiciniai, tradiciniai ratų amatai. Magnetukai ant šaldytuvo. Tradicinės puodynės, stilizuoti tautiniai kostiumai ir kostiumai. Mes viską prašysime. Ir komercijos dėsnis. Žodis tradicinis statistiškai patraukia pusės klientų dėmesį. Miegokite žmonės. Saldžių sapnų, malonių sapnų. Ne, jokių sapnų. Juk kokybiškiausias miegas kada? Kai be sapnų.
Teisingai. Jokių nervų, jokių sapnų. Visiška mechanika. Vakare išsijungite, o ryte įsijungite. Įkalat kavos, po pietų energetinį, 2, 3, 4, kiek norit, kol širdis sustoja. Žodžiu, vaistukai, viskas kaip reikia, vakare šiek tiek alkoholio, atsipalaidavimui. Žmogus tai toks biorobotas, suprantat? Viena tai yra medžiaga, ta masė tokia mėsgalis, o kita tai visokie laimės hormonai, liūdesio hormonai, meilės hormonai, maldos hormonai, prasmės hormonai, beprasmybės hormonai, hormonų hormonai ir hormonizacijos hormonai. Nu, žodžiu, tu esi hormonų kamuolys. Žmogus tai toks biorobotas. Būk toks, koks esi. Tu mašinėlė. Nėra jokio tikslo. Tik tavo malonumas. Mūsų tikslas. Tavo malonumas. Taip, kam stengtis? Aišku. Kam stengtis? Tu taip daryk, ką nori. Sveikame kūne, sveika ir siela, taip? Pala, kas tai yra? Sveika ir siela? Taigi čia kažkoks, šitas beprasmiškas, susiležas, čia gal viskas sugalvojo, juk yra tik kūnas. Kūnas ir tu vienas ir tas pats. Materija, kūnas, mėsa, kaulai, musmirė. Gerai, pakelkite. Vilke, vilkuti, kas čia? Keliamės, Vilke, gerai? Vilke, pabusk, aš tau dovanų turiu. Gerai? Tu atsikelk, tuoj palauk. Nereikia keltis. Aš nemiegu. Aš mirštu. Eik tu, ką tu miršti, Vilke. Nu, kas yra? Vilke, žinau, aš tai tavęs tikrai nepakelsiu viena. Gausi pats kažkaip atsikelk, gerai? Kas tau čia galėtų būti? Vilke, ko tu čia taip susireikšmini? Aš taip galvočiau, kad tau čia... Žinai kas? Sepsis. Arba dar kažkokia zaraza. Girdėjau, atvažiuoja sanitarai, tuoj bus viskas gerai, Vilke, tu žinai, viskas praeina, viskas būna gerai, ne? Nereikia čia viskas sureikšminti jau kiek. Viskas tikrai praeis. Vaike, paruošk mano kūną žemėj, kaip protėvių lemta. Nu gerai, Vilke, viskas. Kelkis, gerai? Žinau, aš tavęs nepakelsiu, bet pabandyk. Gal kažkaip, Vilke, gerai, pabandyk. Vilke.